Problema tame, kad evoliucijos procesai žymiai lėtesni, nei buvo iš pradžių suplanuota, nes nebuvo atsižvelgiama, kaip sąmonė elgsis ir evoliucionuos fizinėme žmogaus kūne. Tai labai individualus procesas, nes siela gali evoliucionuoti kaip pagal geriausią variantą, taip ir per patį sudėtingiausią, nes jinai atėjusi fizinį kūną užmiršta save. Svarbu, kad jūs prisimintumėte, kad jūsų vardas, pavardė, istorija ir tautybė tai ne tik tai ne jūsų tikroji identifikacija. Tik tai žaidimo planetoje patirtis, kuri reikalinga, kad jūsų siela susirinktų reikalingas patirtis ir galėtų evoliucionuoti toliau. Prisiminkite, kad Žemės žaidimas negalutinis taškas, dėl kurio sielai teks praeiti. Ir užsimiršimas yra viena iš evoliucijos procesų stabdančių priežasčių. Jūsų užduotis prisiminti save išeinant iš dualios sąmonės ir ego žaidimo, kuriame daugeliu sielų užstringa šimtmečiais. Dabar kaip nekada yra sudarytos sąlygos sėkmingai evoliucionuoti, nes jūs tam jau pasirengę. Ir dabar yra tinkamas laikas. Galios užblokavimas per baimės, lūkesčių, sumažinimo programas, išgyvenimo paternus, jūsų pačių pasirinktus per ilgalaikę sielo įsikūnimus ne tik Žemėje, bet ir kitose civilizacijose, ilgalaikių sielos klajonių periferijose, skausmo, kovos, nesaugumo, išgyvenimo, trūkumo programa vis dar veikianti, todėl reikalingas ypatingas jūsų dėmesys ir pastangos, kad iš tų programų išsilaisvinti visą savo prigimtimi. Vidinės galios simboliai, sakralinės geometrijos. Tai yra nauji įrankiai, kurie mums reikalingi. Jo, kai sakiau, kad daug kas nebeveikia. Vidinės galios ir žmogaus ašies sustiprinimas ne pagal jūsų supratimą, o ekologišką žmogaus architektūros planavimą padės jums nesunaikinti kūrėjo sumatymo, kuris iš pat pradžių buvo sumanytas etaloninėme plane. Dabar jūs praeinate savo ekosistemų pertvarkymą, kuris reikalingas, nes buvo pažeistas pagal ilgalaikius bandymus eksperimente Žemė ir žmogus. Valios aktyvacija bus perduota ir reikalinga tolimesniam jūsų sėkmingam evoliucinėme procese kaip šviesos ir aukštų vibracijų dažnių nešėjų, kuriais jūs sutikote būti šiuo svarbiu istoriniu periodu. Tai irgi buvo vienas dalykas, kurį aš užmiršau ir daugelis irgi yra užmiršę. Atminties aktyvavimas tai yra būtinas procesas, nes jis blokuoja potencialą ir žmogaus raidą.